Sveiki, kad vėl susitikom. Šiandien mūsų pokalbio temą pavadinau nešaudyti sergančiuosius, o gydyti. Nešaudyti sergančiųjų, o gydyti. Impulsą šitai temai mūsų davė spaudoje nesenai skaitytas straipsnis ir ne kartą buvo rašyta, kad vienas mūsų gana žinomas pilietis, mūsų tautietis, pareiškė, kad tuos žmonės, kurie klausosi dainų, žiūri filmus dabar nemėgstama kalba, tuos žmonės reikėtų nei daugiau, nei mažiau šaudyti. Pačia aukščiausia bausme, net ne iki gyvos galvos, o šaudyti. Tas tų nelaimingų žmonių tuo teisėjų, iki aukščiausia bausme, jau domisi pati teisėsauga ir matyt dar ne kartą rašys. Mes galėtume nereaguoti į vieno žmogaus net ir keisčiausią pasakymą. Tačiau, kai skaitant komentarus, aš randu, aiškiai matos, kad mūsuose yra atsiradę daug nesveikai, liguistai mąstančių žmonių. Mąstančių čia žodis netiktų. Daug mūsų yra ligonių. Nereikia pykti, nereikia teisti, ligonius reikia gydyti. Reikia ieškoti priežasčių, nes tokių liguistų reiškinių vis jų daugėja, jų yra daug ir daugėja. Štai, sakykime, Bredikis 2015 metais išleistoje knygoje Kitokiu žvilgsniu yra rašė, kad vyksta žmonių mąstymo perprogramavimas. Vyksta psichokorekcija. Psichokorekcija, žmogus keičiasi, jis keičiasi palaipsniui ir jis nepastebi, kad jis jau pasikeitęs. Kai mūsų kaime sakydavo, anksčiau tai tikrai niekas nepasakytų, kad jeigu kokią dainą klausosi ne tau mėgstama kalba, reiktų jį šaudyti. Dabar psichokorekcijoje komentaruose matau, svarsto vieni taip, kiti taip, bet tarsi čia nieko. Tai yra baisu, tai yra visuomenės, jau yra pasaulio psichokorekcija. Ir štai ne veltui buvo netuščias tas žodis, buvo Nyčės pasakyti, kad menas išgelbės pasaulį. Gal viena iš priežasčių ir yra, kad mes nutolom nuo meno, mes nebežinom, kas tai yra menas. Mūsų knygos jau visai kitokios, jau sakykime, kad šiais metais išleistų Palaimink save, tu vienintelis esi ir vienintelis gali, tokių knygų nebeskaito. Ir seminarų, kuriuos anksčiau taip buvo noriai kviečiamas, aš kaip seminarų vedėjas, vis mažiau, bet džiaugsmo tai duoda man daugiau. Tas laikmetis, karai, ginklavimasis iki batų, sakykime, ir Roberto Grygo ten buvo mintis labai tokia humanistinė mintis, jis pergyvena taip, kad tai yra ir didėja mūsų skurdas ir taip toliau. Reiškia, dėl to irgi komentaruose jis yra smerkiamas. Reiškia, tikrai vyksta psichokorekcija, mes prarandam humanizmą, ir tai yra gyvenimas mūsų kitoks. Mes skriaudžiam iš tiesų patys save. Kuo šalčiau, kuo mūsų laikmetis tas įtemptesnis, tie karai, tai visa kita, kas vyksta, ir tokie net keisti karai, jau su telefonais, kur sprogsta, tu nežinai, kada jau neramu net laikyti, ar ne, ir tokių pasikeitimų jie vyksta, ir dar, reiškia, vyks, tendencija eina. Tai aš ką aš galiu padaryti. Kiekvienas žmogus turėtų kažko rūpintis, kažko padėti savo artimiesiems, ko jis sugeba, ko jis gali. Aš vedu energetinius seminarus. Štai šį rugsėjį buvo labai gražus susitikimas su Plungės bendruomenė. Mes ilgai bendravom ir svarbiausia, ne taip, kad jie suprato mano tuos principus, tokius energetinius principus, kurie atrodo sudėtingi, reikia didelio intelektualinio tarsi tokio lygmens, ar ne, IQ gal didelio. Jie labai primė, net gilinosi. Tai reiškia, jeigu yra, sakykime, psichokorekcija, aš siūlau selfie korekciją, autokorekciją, korekcinius skydus. Naudoti skydus, sukurti savo energetinius skydus prieš šitą, kas vyksta, tas šaltyje, tas mūsų gyvenimo, tas mūsų visuomenėje. Taip, reiškia, yra gražus, aš jau kartoju to, kad reiškia, mus gali nuskriausti, mus gali paniekinti, pažeminti, gali mylėti, gali apkabinti, bet mes turim pirmumo teisę tai daryti. Tai daryti patys savo, pasinaudokim tą teisę. Ir štai mano ta naujoji tema, kuri buvo labai gražiai priimta Plungės bendruomenės, vadinasi
alter ego sveikatingumo energetika. O tai yra kalba, kaip naudotis gamtos visatos energiją. Ir skirelį dabar įvedžiau į mūsų svetainį www.3žvaigždutės.lt ir naujas skirelis taip ir vadinasi alter ego sveikatingumo energetika. Reiškia, yra grafika, yra schema, kiekviena mintis, esmė kokia, kad kiekviena mintis jausmas yra atitinkamas dažnis. Kodėl, kaip sakome, virpa žmogus iš pykčio? Jis yra prisijungęs prie pykčio energijos. Jis jos negali atsikratyti, jis prisijungęs, jis nejaučia. Kaip prie elektros laido, kai prisijungi, tu negali atitraukti. Tai štai tas pykčio energija, tada tu matai tą pyktį, tada norisi šaudyti, norisi žudyti ir taip toliau. Blogai. Ieškokim, tai junkimės, mūsų, kaip sakau, pirmumo teisė. Junkimės prie sveikatos energijos, prie gamtos energijos, prie išminties dažnių. Atiduokim gamtai, atiduokim dangui, atiduokim tą negatyvų savo energiją. Priimkim sveikatingumo minčių norimai tobulos savęs energijos. Junkimės prie noro padėti, pasveikti, svarbiausia pačiam pasveikti, pačiam gyventi. Gamtos energijos kaip buvo, taip ir yra. Nepasikraudami tą energiją, mes ją tik prarandam. Ir tai nejaučiamės, nepasikraundam, turim rūpesčių, turim bėdų, turim daug Delfi, daug visokių žinių, kaip ir šitą, ar ne, ir daug komentarų rašyti. Ir mes nejaučiam, kad prarandam tą laiką, tą būtinybę pasikrauti. Kaip gėlę mes turim palaistyti, jį auga, bet jeigu jos nelaistai, tai ir nustoja augti, tai tas laistymas gėlės, tai tas pats, kad žmogui pagalvot, pabūt su savim, pasikrauti gamtos energiją. Šitam dar skirelį, ir mūsų seminaruose, homeopatija, mes žinoma, yra Lauosiūnio ideali homeopatijos visai naujas principas, kaip iš sėklos grūdelio gauti energiją. Apie tai aš kalbu ir seminaruose. Naujas seminarų sezonas prasidėjo. Pažadinkite save, tai ruduo, tai mūsų irgi tai yra vienas gražiausių, prasmingiausių mąstymui, ar ne? Mąstymui, kaip pavasaris ten meiliai galbūt, o mąstymui būtent ruduo yra pats gražiausias laikas. Perskaitykime Breidikį, Robertą Grygą, perskaitykit mano Palaimink save ir tokias knygutės ieškokime. Mūsų svetainė www.3žvaigždutės, aš daug rašau ir apie tuos ir kitus, gyvybinė energetika ir taip toliau. Kaip visada aš pabaigoje sakau, mano telefonas 86-7-75-147. Aš mielai bendrauju su seminarų kursų, individualių kursų, šitą energetinių kursų klausytojais, bet man skambina ir nauji, kurie po pokalbio supranta, ar jie gali priimti šitas mano mintis. Yra žmonės trijų rūšių, trijų kategorijų. Vieni, kurie tas naujas, tokias energetinės sistemas priima kaip nesąmonė. Kiti sutinka, kad tai gražu, bet aš negalėsiu naudotis. Ir treti priima kaip Einšteino, kaip Niutono visuotinės traukos dėsnio atradimą. Ieškokit. Gal jūs iš tos trečios kategorijos, ne? Būkime laimingi. Visada ieškokim save, mes nežinom, kiek mūsų yra viduje energijos ir kokios mes esam kategorijos. Priimkim, kad mes kiekvienas esam aukščiausios, bandykim ieškoti. Tik ieškodami mes galim atrasti ir daryti stebuklus. Sėkmės visiems, iki sekančio karto.